Labą dieną, mėlyje. Su jumis vėl Tomas Levulis, psichologijos specialistas, priklausomybių ekspertas. Šiandien mes tęsime video temą apie priklausomybės. Ir paliesim priklausomybės nuo alkoholio, tabako, tai yra pačios labiausiai išplitę mūsų visuomenėje priklausomybės, marihuana, LSD, kokainas, heroinas ir taip toliau. Vadinkim tai bendrai, vienu žodžiu, nuo kvaišalų. Kasgi sieja bendro visus šitos narkotinius nuodus, ką aš išvardinu? Taigi vėl, alkoholis, tabakas, marihuana, LSD, kokainas, heroinas, amfetaminas ir kiti narkotikai, jie turi dvi savybės. Tai yra narkotikas, nuo jo formuojasi priklausomybė, tos dalys sudedamosios, kurios juose yra, ir tai yra nuodas. O nuo nuodo, tai kai žmogus tai vartoja, silpsta žmogaus psichinė ir fizinė sveikata. Tai yra dvi esminės savybės ir mes, mėlyje, šito niekada nepakeisim. Tai buvo, yra ir bus. Kokiagi priežastis to, kad žmogus savanoriškai, geranoriškai pradeda vartoti šitos narkotinius nuodus. Beje, alkoholis ir tabakas yra narkotiniai nuodai, bet jie įstatymiškai legalizuoti. Tai yra legalūs ginklai, sakykime taip, legalūs narkotikai. Priežastis yra sekanti. Žmogui į galvą mūsų aplinka visuomenė, tai kur mes augam, formuojamės, suinstaliuojama, galbūt čia nelabai tas tinka žodis suinstaliuojama, bet sudedama sąmoningai, melaginga informacija apie tai, kad šventė alkoholis, joninės alkoholis, stresas alkoholis arba cigaretė, jeigu nori būseną kažkokią tai užsimiršti, kažkur atsipalaiduoti, būk tai reikia kokaino pauostyti ten ir panašiai. Ir pas žmogus susiformuoja galvoj, kompiuterį, rinkinukai melagingos informacijos apie alkoholį, apie tabaką, kaip sakiau, apie marihuaną, dabar labai plinta priklausomybė nuo vadinamos žolės. Ir žmogus pradeda, atėjus tam tikram laikui jo gyvenimis, pradeda vadovauti šitais elgesio stereotipais, šitais įsitikinimais ir pradeda švaistyti savo gyvenimo laiką, skirti tam pinigus, lėšas ką? Kad vartoti vyną, alų, sidrą, degtinę, nežinau, trūkyti, uostyti kokainą ir panašiai. Visą tai iš esmės, ką aš vardinu, tai yra tos pačios eilės priklausomybės. Ir kas toliau vyksta? Toliau žmogus pradeda darytis palaipsniui, pradeda darytis nuo šitų dalykų priklausomas. Kaip atpažinti, kad jau esat priklausomas, aš imsiu galbūt pavyzdį susijusiu su alkoholiu. Jeigu kartojasi situacija, pavyzdžiui, savaitgalis, žmogui norisi pavartoti alkoholį. Ir jis tai daro. Nesvarbu, tai bus vynas, alus, sidras, fizas, degtinė, čia jokio iš esmės didelio skirtumo jokio nėra, kaina alkoholio, stiprumas neturi įtakos jokios. Bet jeigu žmogus jau reguliariai pradeda vartoti alkoholį, reiškia, tai yra pirmi žingsniukai į tai, kad jau jis yra priklausomas. Toliau kiti niuansai yra, kiek stipriai, kiek dažnai, kokiais kiekiais vartoja ir panašiai. Alkoholizmą žmonės klaidingai įsivaizduoja dažnai, kaip, jeigu sako alkoholikas, tai jau asociacija kyla kokia, kad jau tai bomžas prie konteinerių ir panašiai, nieko panašaus. Yra tokia savoka kaip buitinis alkoholizmas. Žmonės vartoja alkoholį namuose vakarais po darbų, būk tai nuimti įtampai vyno 2-3 taurės, alaus 2-3 bonkos. Tai jau yra alkoholizmo pirmi požymiai, ypač jeigu tai dar daroma kasdien arba dažnai kas antrą, kas penktą dieną ir panašiai. Žodžiu, laikėta priklausomybė, jinai formuojasi ir nusistovi tam tikras grafikas, tam tikros situacijos, kada žmogų reikia ir jisai vartoja. Čia, kad patikrint save, pradėti patikrinti, aišku, yra ten specialūs testai ir panašiai, bet kad pradėti patikrinti, reikia tiesiog pastebėti savo praktiškai, kaip reguliarumą, dažnumą. Objektyviai, sąžiningai, be jokio ten melavimų savo pačiam. Ir pamatysit, ant kiek esat kiekvienas daugiau mažiau priklausomas nuo tabako, nuo alkoholio, nuo vyno, nuo alaus, ten aš neišskirinėjau, alkoholis yra visas alkoholis. Kas liečia, sakykime, priklausomybės, man norėtųsi trumpai paminėti du dalykus, kas žmonėm, čia mano grinai, čia mano įsitikinimu, aš vadovaujuosi šitais dalykais, kur žmonės klaidinami. Tai žmonės klaidinami tokių dalykų, kaip, kad, sako, alkoholizmas yra lėtinė nepagydoma liga.
Yra daug beje teorijų, kurie aiškina šitos reikalus visus, bet aš vadovaujuosi įsitikinimu, kad ir tikiu giliai tuo, kad priklausomybė nėra liga, tai alkoholizmas šiuo atveju nėra jokia liga. Ligos gali atsirasti kaip pasiekmė, jeigu žmogus ilgai vartoja alkoholio, narkotinį nuodą, ar jis vartotų white spirit, ar žiurkių nuodus, būtų pasiekmė, būtų kepenų sutrikimai, psichikos sutrikimai atsiranda ir taip toliau. O alkoholizmas tai yra tiesiog žalingas įprotis su visa virtinė pasiekmių. Kitas, kuo klaidinami žmonės pas mus visuomeniai, čia vėlgi mano tik asmeninis įsitikinimas, tai yra tai, kad žmonėm, kad teigiama, kad, sako, paveldėjai alkoholizmą. Paveldėti galima polinkį į alkoholizmą. Tai reiškia, jeigu aš pradėsiu vartoti alkoholį, jeigu aš paveldėjau polinkį iš protėvių savo, tai aš galiu greičiau įsitraukti. Bet pradedam vartoti mes visi alkoholį dėl to, kad mes gaunam klaidingą informaciją pas savį galveles iš tos aplinkos, tame tarp ir iš savo tėvų, senelių, dėdžių, tėtų, kuriuo aplinkoje mes augam nuo mažens formuojamės ir matom, kaip jie laisvalaikį leidžia, kaip jie švenčia. Ką daryti, mėlyjeji, jeigu jau atpažįstat kažką tai savo gyvenime, prasme, kad yra viena kita priklausomybė, gal norisi kažką tai keisti ir panašiai. Pirmiausia, tai reikia nuo ko pradėti. Pirmiausia, reikia užsinorėti pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai yra pirmas punktas. Reikia visada minti, mūsų norai yra kaip magnetas. Norai formuoja toliau, ką mes prisitraukiam, galimybės ir panašiai. Ir vėlgi noras, jeigu aš noriu tikrai, aš turiu kažką daryti. Ieškoti pagalbos, kreiptis, domėtis ir panašiai. Toliau, ką reiktų bent pradžiai pradėti suprast žmonėm, tai kad laisvė nuo visų kvaišalų, tame tarpe ir blaivybė, pabrėžiu, blaivybė yra norma. Tai nėra joks išskirtinumas, kažkoks baltavarniškumas ar panašiai. Nes suvokit, kokia prasme yra pilti į save narkotiką, ar tai bus vynas, sidras, vizas, alus, marihuana, rūkyti cigaretės, kur naudų yra daugiau negu mašinų išmetamosiose dujose, suprantat, ir įsivaizduot, kad aš esu laimingas. Dar už tai pinigus mokėti, laiką gaišti, gadinti santykius, savo sveikatą ir panašiai. Tai yra tiesiog klaidingas matymas šitos problemos, o vėlgi blaivybė, laisvė nuo visų kvaišalų, tai yra norma, tai yra išmintingo žmogaus gyvenimo sudedamoji dalis. Aš net kaip sakau, tai yra išminties požymis. Nors pas mus teigiama visuomenė neretai klaidingai, sako, vartoti reikia alkoholį, gerti reikia, tik reikia mokėti gerti. Tai yra visai nelogiški dalykai. Dar paskui antrinama, kad sakoma, kad reikia vartoti alkoholį saikingai, kultūringai, tai aš dar tada sakyčiau, tai gal pradėkim vogti saikingai, kultūringai, mušti saikingai, kultūringai, ar ten sifiliu sirgti saikingai, kultūringai. Tai va, tai tiek būtų jums apie priklausomybės. Aš jums linkiu visiems turėti viltį, nenukabinti nosies ir linkiu užsinorėti pagerinti gyvenimo kokybę ir pradėti nuo tokio dalyko, kaip aš tai vadinu, savo gyvenimo inventorizacija. Tai reiškia, peržiūra, ką aš darau gyvenime, kur aš klaidingai elgiuosi, kur aš klaidingai gyvenu ir ko pasiekoj man nuo to gali būti bloga, mano santykiam su aplinka, su artimaisiais ir taip toliau. Nes tai liečia paskui šitos priklausomybės, alkoholis, rūkymas, čia ypač alkoholis yra stipri priklausomybė, ta prasme išplitus labai priklausomybė. Su tuo yra susiję visuomeniai labai daug priežasčių. Skyrybos, ligos, avarijos, bedarbystė, skurdas. Tik apie tai, kaip sakyt, trūksta galbūt žmonėms suvokimo ir informacijos. Taigi aš jums visiems linkiu išminties, optimizmo, tikėjimo ir sveiko, racionalaus noro keisti savo gyvenimą į gerą, keistis patiems ir gerinti savo gyvenimo kokybę. Linkiu sėkmės ir iki kitų susitikimų. Sudie.